Sveiki, su jumis ir vėl laida gyvai iš studijos. Ir šiandien pas mus svečiuose Diana Ferija. Labas, Giedrė. Taip. Diana yra mitybos specialistė, alternatyvios ir holistinės sveikatos puoselėtoja, daug metų gyvenanti UK. Teisingai? Taip, teisingai. Tai papasakok daugiau apie save, ką veiki gyvenime. Tai kaip ir pristatei, aš esu Diet and Nutritional Advisor, baigiau mokymus Anglijoje ir gyvenu su savo šeima ir su savo šuniuku Anglijoje. O kaip atsidūrėjai Jungtinėje karalystėje? O, čia buvo ilga istorija, aš tokia meilės emigrantė, kaip galima pasakyti. Aš turėjau vaikiną savo, kuris gyveno Anglijoje. Ir atėjo toks laikas, kai jis pasakė, arba tu atvažiuoja į Angliją ir mes bandom, arba mes turime skirtis. Tai aš kaip tikra moteris nuvažiavau paskui vyrą. Deja, mūsų santykiai nesusiklosti gerai. Šiuo metu jūs ne kartu? Ne. O ką veiki Jungtinėje karalystėje tuomet? Dabar tu vis dar ten? Taip, jau 15 metų. Nu tai va, tai reiškia, atvažiavai dėl vyro, pabuvai ten, bet likai. Taip, likau, deja, turėjau tokią situaciją ir... Ne savo norą? Aš norėjau grįžti į Angliją, Lietuvą, bet deja buvo mano sveikatos situacija, kur aš likau Anglijoje. O sveikatos situacija, tai žinau, kad sirgai onkologinė liga. Taip, tai gal gali papasakoti apie tai? Tai va po metų, net ne po metų, beveik iš karto man aš turėjau pasitikrinti savo sveikatą Anglijoje, nuėjau, todėl kad metai jau kažkaip man, pagal Angliją tai buvo pagal metus. Man atsiuntė laišką, kad aš turiu pasitikrinti savo sveikatą, aš nuėjau, turbūt pusę metų, kai aš tik atskridau į Angliją. Ir aš tuo metu labai blogai kalbėjau angliškai, jeigu iš tikrųjų, ir gavau tą laišką, pamačiau ir kažkaip aš užmečiau tą laišką ir galvoju, siunčiu. Ir atvažiavo mano draugė, kuri labai gerai kalbėjo angliškai, pamatė tą laišką. Pas mane jūs turbūt buvo 5-6 laiškai iš ligoninės. Tie patys. Jo, ir aš galvoju, šiaip kažkas siunčia. Ir kada jį pamatė tos laiškus, jį pasakė, Diana, kažkas yra rimto. Tu turi grįžti į ligoninę ir pasitikrinti. Bet jie siuntė tokį kaip kažkokį įspėjimą. Taip, kad kad jūs turite atvykti ir, aš galvoju, kad, ką aš ten eisiu, viskas man gerai, aš esu sveika. Gerai, ir nuėjai vis tik pasitikrinti. Taip, su ją, ačiū tai draugiai, Agnei. Ir tada gavau nelabai gerą žinią, kad aš turiu vėžį. Ir kaip tu tada jauteisi? Tuo laiku man buvo 29 metai. 29? Labai jauna. Jo. Tau jau dabar, ar ne, vėl prisiminus ašaras sakysi? Jo, nes sunkus man metas buvo, jeigu iš tikrųjų labai sunkus ir aš negalėjau suprasti, kodėl aš tokia jauna ir aš prisimenu tą momentą, kada man pasakė ir aš išėjau į tą koridorių ir sėdėjo, moteris jau metuose ir man buvo tik 29 metai ir aš labai verkiau ir aš labai bijojau chemoterapijos ir visko ir pasikeitė kardinaliai mano gyvenimo. Ta žinia. Bet tu pasveikai? Taip, nuo to laiko aš pradėjau domėtis sveikatą, ačiū. Tuo metu man gydytojai labai padėjo ir mano kūnas buvo gan stiprus ir jaunas. Taip padėjo ir nuo to laiko aš pradėjau domėtis, kodėl mes gauname tokias sveikatos iššūkius ir mes tokie jauni, jaunų metų.
Bet tu pasveikai gydytojų pagalba, ar ne? Ir toliau tiesiog domėsi kažkokią prevenciją, Taip, ar taip, kaip taip. vis, ta prasme, kaip tu pasveikai ir kaip vyko tas toks... Man reikėjo chemoterapijos, man padarė operaciją ir aišku, buvo labai sunku, nes yra tokių klausimų, ten ir gydytojai negalėjo man atsakyti, nes jie net nežinojo, ką atsakyti dėl papildų, tarkim. Taip, jie sako, nu, valgyk maistą. Taip, mes iš maisto gaunam papildus visus, bet mineralus, vitaminus, bet dabartinė, ką aš žinau ir kur aš studijavau, aš suprantu labai gerai, kad mes negaunam visko pakankamai iš dabartinio maisto. Nu, čia tai faktas, manau, daugumą žiūrovų irgi tai žino, ar ne? Ir gyvenam tokiais laikais turbūt, kai be papildomų kažkokių priemonių sunkiai galim aprūpinti savo organizmą būtinosiomis ar ne tom mineralais, vitaminais. Taip. Tai kaip tu sužinojai, ar ne, apie Zinzino kompaniją ir kaip į tavo gyvenimą atėjo tinklinis marketingas? Taip, nes kai aš pradėjau domėtis holistinę mediciną, prevencinę mediciną, 38 metų vėl pas mane buvo pablogėjimas sveikatos. Čia po ligos. Taip, kaip ir buvo viskas gerai, bet, nu, kaip mes sakom, kaip ir viskas gerai, nu, ten nuovargis trupučiuką, nu, ten plaukai slenka, nu, kažkaip nemiegu aš normaliai, bet aš sveikas, taip. Pas 38 pas mane vėl pradėjo kristi sveikata ir aš nesuprasdavau, kodėl. O kas tau buvo tuomet? Tuomet pas mane labai slinko plaukai, nes aš galėjau tai padaryti ir pas mane toks buvo kuotas. Vonia visa buvo plaukuose. Aš negalėjau miegoti normaliai 1,5 metų. Nemiga? Taip, aš turėjau, angliškai yra toks pavadinimas dancing leg syndrome, kada tu vartaisi, negali užmigti. Ir aš buvau nuėjusi pas gydytojus ir jie sakė, mes galim tau duoti labai daug vaistų. Tabletytė ir gerai, ir miegi. Antidepresantus, viskas. Nors aš vartojau kažkada antidepresantus, kada turėjau vėžį. Tai pas mane kūnas, aš dar turiu nuotraukas, buvo visas mėlynas. Mano kojos, nu, tai yra antidepresantų tokia kita pusė. Taip. Nu, visi, manau, rimtesni vaistai turi nemažai šalutinių. Taip. Poveikio. Taip, tai... Ir kažkurioje čia vietoje, ar ne, tu tiesiog... Ir 38 vėl nemiga, pas mane viskas skaudėjo, visi sąnariai pas mane skaudėjo, pas mane pablogėjo oda, plaukai. Ir aš galvoju, nu, aš tiek geriau tų papildų ir aš naudojau labai ilgą laiką papildus iš angliškos parduotuvės Holland & Barrett. Ir kažkaip aš nesuprasdavau, aš sportuoju, aš valgau sveikai, nu kaip ir viskas turėtų būti, viskas gerai, papildus naudoju, nu viskas turi būti gerai. Bet kodėl kažkas keičiasi? Ir tada mano draugė, geriausia draugė, man paskambina ir sako, Diana, tu niekada nedarai kraujo tyrimų. Aš sakau, nu, aš dariau begalį daug kraujo tyrimų. Pas gydytoją ir viskas yra gerai. Pas mane viskas yra puikiausia. Žodžiu, tavo kraujo tyrimai kaip ir nieko ne... Taip, tai viskas buvo gražu ir man net mano GP, mano gydytojas sakė, nu, aš nežinau, aš neturiu atsakymų. Jeigu iš tikrųjų aš galiu tau duoti antidepresantus, dar kažkokius paracetamolų pagerk. Tai ir viskas. Kad skausmą nuimtų. Taip, tai mes maskuojame, tai aišku. Nesprendžiam problemas, reiškia, o tokį trumpalaikį, žinai, kad tam momentui pabūtų geriau ir toliau. Taip. Nieko. Ir mano draugė pradėjo dirbti su kompanija, su tinklinė marketingo kompanija Zinzino
Ir ji man labai sakė, kad labai jai padėjo, nes pas jie buvo saulės alergija, kaip ir pas mane buvo. Ir labai daug ten ir šalčio alergijų turėjo dukrytę. Ir jis sako, padaryk tą kraujo tyrimą. Aš sakau, ne, tai čia papildai kažkokie. Ne, nes aš turiu visą virtuvę papildų. Aš atidarau ir pas mane viskas krenta. Ant manęs labai daug papildų. Bet ačiū mano draugai Evelinai, kuri tikrai mane pastumė. Ir aš pasidariau tą kraujo tyrimą ir pamačiau, kad aš turiu savyje lėtinį uždegimą. Tai kompanija daro pati tyrimus, ar ne? Taip. Ir tuomet... Tai nėra kompanija, jie bendradarbiauja su viena iš geriausių klinikų, laboratorijų pasaulyje, Vitas Klinik. Tai yra atskirai. Zinzino atskirai, o Vitas Klinik atskirai. Bet čia yra irgi Norvegų? Jo, Norvegų. Taip. Labai daug Cambridge, vieni iš geriausių, visi dirba su tą kliniką. Tai vat, man tas labai patiko, kad tai nėra kažkokios kompanijos testas, o čia yra klinikos kažkokios testas. Tai man labai patiko. Tai aš pasidariau tą testą, pamačiau ir turėjau šoką, jeigu iš tikrųjų. Tai paskui aš pradėjau vartoti papildus iš zinzino. Aš pasidaviau savo draugai rekomendacijų. Įkalbėjo. Taip, įkalbėjo ir aš visą laiką galvojau, o Dieve, kur jį lindo. Ir po 4 mėnesių pas mane prasidėjo sveikatos keitimai. Pokyčiai į gerąją pusę. Taip, pirmą kartą aš įsimegojau. Man buvo, čia kažkokia dovana, nes man yra labai be galo svarbu miegas, nes aš toks, aš tokia, kad jeigu aš miegu, man miegas svarbus, kad aš galėčiau susitikti su žmonėmis, kurių jau nėra šitam pasaulyje. O, kaip čia įdomu. Taip, ir mano mama mirė prieš 6 metus ir man labai buvo be galo svarbu toks ryšys. Tai tu su jie susitinki Taip. sapnuose? Taip. Geras. Šita dalis labai įdomiai skamba ir taip. Tai vat pas mane po 4 mėnesių viskas prasidėjo, pas mane pradėjo augti nagai, pas mane susitvarkė plaukai ir aš paskambinau savo draugai ir sakau, tai kas ten viduje? Kodėl? Kas čia? Jis sako, čia šalutinis poveikis, auga labai greitai nagai ir plaukai. Ir aš noriu to šalutinio poveikio, aš gersiu. Ir va taip mes pirmą kartą su vyru atsisėdam ir pirmą kartą per Zinzino Black Friday mes nusipirkom va tą pirmą savo tokį rinkinį. Taip. Kažkokių papildų. Ir mes pradėjome vartoti nuosekliai, ne kaip kartais aš tam nevartoju, o tikrai nuosekliai. Ir tikrai buvo geriausi pasikeitimai, aš pradėjau jaustis geriau, aš turėjau daugiau energijos, mano vyras turėjo 3 alergijas, nors jis iš Portugalijos, bet jis turėjo saulės, metalų ir dulkių alergiją. Oho, kaip įdomiai, čia toks užterštumo padariniai. Taip, nors jo testas buvo ne raudonas, mano raudonas buvo, nes aš daug ilgiau Anglijoje gyvenau, negu jis atvykęs iš Portugalijos. Jo buvo geltonas, o mano raudonas. Bet mes susitvarkėm ir net alergijas. Tai tada aš kažkaip pabandžiau ant vyro, ant brolio, ant tėvo ir aš vis tik galvoju, nes aš buvau visą laiką tokį prieš. Aš žinau, kad tu buvai skeptiškai labai nusiteikus apskritai prieš tinklinį marketingą, nekokios nuomonės ir girdėjus apie kažkokius apgautus žmonės, ar ne? Taip, nes piramidės, viskas man buvo kažkaip, jeigu tinklinis marketingas, ne man, aš nepardavėjau, nors aš pradirbau beveik visą gyvenimą menedžerį. Tarkim, Anglijoje aš 10 metų pradirbau parduotuvės menedžerė ir, aišku, pardavinėjai grinai tik tais. Bet kažkam, taip, kažkam. Net
tu darai tai, už ką moki, už ką Taip, moka žmogus. gauni stabilų atlyginimą, ar ne? Taip. Ir dirbi savo darbą. Ir dirbi savo darbą. Taip. Ir kažkaip, kaip aš sakau, aš kažkokiu momentu aš supratau, kad aš sustojau svajoti kažkaip daug daugiau, negu aš turiu, aš noriu. Žodžiu, gyvenai patogiai, gerai. Comfort zone tokia. Kur saugu, ramu, aš čia taip ir pabūsiu. Taip, tu eini į darbą, sutinki su tais pačiais žmonėmis, išgeri kavos, nuvažiuoji atostogų, grįžti ir va toks gyvenimas. Taip. Bet jo, man tinkliniai marketingai buvo now ir net netikėjau ir tai buvo pirmas toks produktas, su kuriuo pradėjau, ne, tai turėjo, tas turbūt ta baimė buvo, kad, sakai, išbandėjai ant vyro, ant brolio ir kaip toliau viskas buvo. O paskui aš galvoju, gerai, nes tas produktas veikia. Taip. Tai gal aš turėjau sveikatos problemą, mano vyras, brolis, tai gal dar daugiau yra žmonių ir aš galiu padėti. Taip. Ir tuo momentu aš pagalvojau, kad jeigu iš tikrųjų aš turiu misiją net ir aš turiu kažką daugiau galiu padaryti, negu eiti į darbą nuo 9 iki 5. Ir tu tiesiog pradėjai ne tik savo, artimiesiams savo, ar ne, bet nusprendėjai truputį plačiau. Aš pradėjau gilintis, aš pradėjau studijuoti viską, nes, kad gauti daugiau informacijos iš visur, iš ten. Ir taip, tas lėtinis uždegimas, tai yra suvalgo mūsų pasaulį, taip, iš vidaus. Jeigu iš tikrųjų, nes jeigu pagalvojus, prieš 100 metų mes neturėjom tiek sveikatos problemų, kiek dabar. Taip. Ir pasaulinė sveikatos organizacija sako, kad tai yra labai rimta problema, būtent uždegimai. Ir tai apie tai, kas vyksta, gali daugiau kažką papasakoti. Taip, pasaulyje tai yra viena iš didžiausių, galima pasakyti, problemų, lėtinis uždegimas ląstelės, nes mes vartojame, pirmiausia, koks pas mus yra maistas. Jeigu paimti prieš 100 metų, ką mes valgėm, nebuvo šitų traškučių visokių, perdirbto vos pomidoro šitų plasmasinių ir aš nežinau, aš labai mėgstu grįžti į Lietuvą, nes aš pajaučiu tą skonį, tą tikrą vaisių. Pas mus skiriasi maistas ir jisai yra kokybiškesnis negu, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje? Taip, manau taip. Bet aišku, vėlgi, parduotuvėmis aš geriau nuvažiuosiu pas draugį ten į kaimą kažkur, pavalgysiu. Tai man pats geriausias maistas. Tai yra natūralus maistas. Ir pasaulyje mes daugiau suvartojam uždegiminio maisto negu prieš uždegiminį. Prieš uždegiminis tai yra žuvis, omega 3 arba žuvies taukai. Taip. Ačiū. Deja, dabartiniu metu, ką mes perkame iš parduotuvės, tarkim, tai yra jau žuvis ne jūrinės kilmės, o jau išauginta kažkur. Specialiai tvenkiniuose dažniausiai būna. Taip, tai yra jau ir maitinama tam tikrų maistų, turbūt, kuris irgi klausimas, ką ten to žuvis valgo. Taip, visokių ir antibiotikų ir viskas. Tai mes negauna to mes turime daug uždegiminių produktų, bet mes neturime kom užgesinti. Tai yra, tarkim, grūdai, soja, kukurūzai. Tai degina mūsų ląstelę, o vandens mes neturime. Va, aš vis geriu, tai aš dar vėl išgersiu. O ta omega 3 tai yra
su polifenoliais būtiniausia ir visą kitą. Dabar aš tik Tai sužinojau. aš žinau, kad čia yra toks papildomai turi būti šalia, kad įsisavintų ir, ar ne? Taip, kad būtų šviežias, taip, kad darytų Taip. tos ląstelės. Dabar aš suprantu, nes kažkada aš buvau, ateinu į parduotuvę, pasižiūriu kažkur ten nuolaidos, ten dar kažką. Aš visą laiką žinojau, kad labai svarbu vartoti, ten omega-3, viskas, kad uždegimo ne. Tai pasižiūri, omega-3, gerai, nusipirki. Bet ingredientus, kiek mums reikia, nes, tarkim, Zinzino kompanija, papildus mums reikia pagal svorį dozę, jo skaičiuoti, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, taip, vienas 50 kg, o kitas 150, vaikutis dar mažiau. Tai kiekvienam turi būti dozė savo. Asmeniškai ir dar turbūt, kai pasidaro tą tyrimą, tai mato, kokią situaciją gal ar ne, konkrečiai pas žmogų ir galbūt net nebūtinai nuo kilogramų, kiek žmogus sveria, ta dozė gali priklausyti. Tai yra uždegimas taip pat. Bet pagal faktorai, ir kokie tavo, gal man ten netrūksta visai, gal aš gerai ir man tik čiučiut reikia, ar ne? Taip. Tai vat kas ir buvo geriausia, kas man patiko šitai kompanijai, kad tu darai iš pradžių, pirmiausia testą, pasižiūri savo koks lygis uždegimo, viskas, tada jau dozė, tikra ta tavo personal tokia dose. Nes mes visi skirtingi uždegimai, kai, tarkim, pas mano vyro geltona, pas mane raudona, man reikėjo daugiau gerti negu mano vyrui, dozė. Tai viskas tai yra individualiai. Taip, o ne tai, kad nusipirkau iš vaistinės ir ten parašyta 1 tabletė per dieną. Taip. Ir visi kaip štampai po tabletę. Taip. Ir po 4 mėnesių kompanija kartoja kraujo tyrimą vėlgi ir tada mes matom, kur mes buvom. Ir koks ar ne pokytis, bet tu sakai iškart ir pajutai pokytį, miegot pradėjai. Taip, mano atveju aš pajutau, bet kartais, kai kalbėsiu kažkom ir sakai, o va, tu gerai šitą, kaip tu jauti, aš jaučiu. Bet aš jau tokių metų, kad aš noriu žinoti tikrai, kad jie veikia, nes per tiek metų išmečiau begalį daug pinigų papildams, kurie neveikia. Tai vat dabartinis mano požiūris, jeigu tu man kažką siūlai, tai aš noriu pažiūrėti. Įrodyk. Taip, įrodyk. Už ką aš turiu mokėti. Tai tu pradėjai mokytis, domėtis mitybą, apskritai tą alternatyvę, ar ne, tokia sveikatinimuose kažkokiu ir tada pradėjai padėti kitiems žmonėms, ar ne? Taip. Kaip tu tą darai? Aš darau su atvira širdim pirmiausia, nes pas mane nėra taip, kad pirk. Kiekvienas klientas pas mane individualus, ateina su savo problemomis. Man labai svarbu išgirsti žmogų, pirmiausia. Nes kiek aš turėjau tų sveikatos problemų, tai niekas neišgirdo manęs. Jeigu iš tikrųjų net gydytojai, tai ir buvo taip, paracetamolis, tas. Tabletės standartiškai, ką žino, kaip štampus deda. Taip, todėl pas mane dabar virš 100 klientų visame pasaulyje. Ir labai skirtingų, tarkim, po vėžių, arba šiaip plaukų slinkimą, arba šiaip nemigą, arba depresija yra. Aš turiu vieną klientą, kur 15 metų vartoja antidepresantus. Pažįstu beje tokį žmogų irgi. Tai galėsiu rekomenduoti, jeigu gerai. Ir po 15 metų jis atsisakė visų antidepresantų. Tai man buvo didžiulis toks winning man, nes aš labai bijodavau, toks iššūkis, nes vis tik 15 metų. Taip. Ir dozė kildavo to antidepresantų ir jis nesijausdavo labai gerai.
Tai vat mes sureguliuodavom viską ir mums pasisekė. Paskui pas mus yra tokia dar viena liga labai populiari dabar Anglijoje fibromialgija. Irgi pas mane yra nemažai klientų, tai yra kažkokia tokia naujovė, man atrodo. Čia lietuviškai, nežinai. Aš nežinau kaip lietuviškai, bet tai yra ir depresija, ir skausmai viso kūno, ir tu nieko nenori daryti, nes mano klientė porą metų sėdėjo namuose, negalėjo nedirbti, nei studijuoti, tu pastoviai skausme ir tu nieko nenori daryti. Tavo tokia depresija sako, kad tai yra psichosomatika ir visa kita, bet jau ne vienas klientas pas mane yra su tuo. Ir mes išėjom iš to ir tas klientė, labai žavi mergina, dabar studijuoja ir dirba. O gydytojai sakė, kad jie nedirbs ir, žodžiu, nurašė jau truputį kaip... Taip, tai labai man buvo tai įdomu ir iki šiol įdomu matyti, kaip žmogaus kūnas keičiasi, jeigu tu duodi, ko jam reikia, ko jam trūksta. Nes jokių būdų čia nėra kažkokie vaistai ar mes tam gydom, ne. Bet tai yra, ko trūksta ir kada tu dadedi, papildai tiesiog. Taip, nes mes negauname dėja iš maisto daugiau. Tai tu iš tikrųjų dabar padedi, rūpinės savo sveikata pirmiausia, turbūt artimųjų, bet ir padedi kitiem ir realiai padedi išspręsti jiem tokias gan rimtas problemas. Kaip tu jautiesi, tai turbūt labai įkvepia. Taip, aš esu labai laiminga, jeigu iš tikrųjų aš turiu, tai atveria man kažkokį kitą gyvenimą. Taip, ne tik būti parduotuvės menedžerė, bet aš turiu dabar misiją, kaip aš sakau, kad kuo daugiau padaryti žmonių laimingų ir sveikų. Nes tas man duoda tokį draivą. Kai aš pamatau tokį sveikatos pasikeitimą, tai kartais norisi verkti, jeigu iš tikrųjų. Ir kaip tu jautiesi šiandien? Ar tu esi laiminga, sveika? Taip, aš esu sveika, aš esu laiminga ir aš turiu kažkokį, kaip papasakoti, kaip pasakyti, aš nežinau net dabar. Angliškai? Tai, ką aš turbūt visada norėjau daryti. Žodžiu, tu atradai save? Taip, aš atradau save. Pagaliau. Taip. Ir jautiesi čia išpildžiusi savo tą vidinį, ar ne? Aš visą laiką, man patikdavo padėti kitiems, bet, kažkaip, kai nuvažiuoji, kai persikraustai į Angliją, tu turi darbą, tu dirbi nuo 9 iki 5, ten kažką, tu pamiršti kažkokią tokią savęs realizaciją. Kaip ta pelytė sukiesi savo ratelyje ir, kaip atsakant, pamiršti vidinius norus, svajonės, ar ne, kažkokius neišgyvendintus. O dabar aš esu laimingiausias žmogus, aš turiu labai gerus draugus, komandos narius ir tu jautiesi pilna. Aišku, nėra lubų, mes neturim lubų, kur būti laimingiams ir kur galima augti. Tai yra augimas, kiekviena dienos augimas, kad studijuoji, sutinki žmonės. Tai yra be galo įdomu. Ir sakai, turi didelę komandą? Jau nemažą. Tai jūs kartu dirbat, kažkaip vieni labai kitiem padedat? Labai international. Jau paklausius tavęs, galima susidaryti įspūdį, kad turi tokios įdomios, labai visokios patirties, ne tik Lietuvoje, tai tikiu, kad ir pažįstamų ratas pakankamai platus. Ir Marbello, ir mes dabar vystom Zenzino. Taip, mano komandos nariai tai yra vyrai ir moteris, nuostabūs žmonės ir tarkim, irgi tai, aš nežinau, gal aš pritraukiu, kitaip, mano viena partnerė sakė, ne, niekada. Ir ji dabar nuostabiai tvarkosi ir padeda
tiem žmonėm. Ir ką tau tai reiškia? Laimė, kad aš galėjau duoti kažką, apmokyti arba parodyti kelią, kaip galima kitaip, ne? Reiškia, tu padedi ne tik kitiem rūpintis savo sveikata, bet tu dar apmokai ir kažkaip motyvuoji kitus žmonės, kad jie irgi padėtų. Žodžiu, toksai Taip, labai... kiekvienas gali pakeisti savo gyvenimą, jeigu jis tik nori. Ir tarkim, kad jeigu man kažkas pasakytų prieš 5 metus, kad aš darysiu tinklinį marketingą, ne, tikrai ne. O dabar aš turiu laisvę, aš turiu draugus ir, tarkim, mūsų komandos, tai mano mentoriai, mano geriausi draugai dabar, tai yra nuostabu, mes draugaujame šeimomis, mes kartu laiką leidžiam. Ir čia yra nuostabu. Ir tai yra pagrindinė tavo veikla šiuo metu. Taip, aš išėjau iš darbo po 10 metų. Pagaliau. Taip, ir dabar aš dirbu tik su Zenzynu ir su sveikata, su holistiniu. Taip. Tai pabaigai gal kažką norėtum palinkėti mūsų žiūrovams? Nebūti, nesakyti ne iš pradžio. Jeigu jūs kažko nežinote, nesakykit ne iš karto, pasidomėti ir galbūt atidaryti kitą rakursą. Pažiūrėti iš kitos pusės, ar ne? Taip. Ir sveikata tai yra mūsų brangenybė. Tai yra be sveikatos negali būti negražių namų, nei negeros mašinos, nieko. Tai mes turime puoselėti mūsų sveikatą pirmiausia, o paskui visą kitą. Tai. To ir palinkėsime mūsų žiūrovams, sveikatos. Ir iš tikrųjų, gal pabaigai, kaip tave rasti, jeigu kažkam būtų įdomu. Aišku, mes būtinai pakomentuosim po laivu, ar ne, pritaginsim ir visai kitaip pažymėsim. Bet dabar, jeigu kažkas nori iš karto, kaip tave rasti? Instagram'e. Bet kur? Jo, Diana Healthy Beauty. Štai. Tai ačiū žiūrovam, susitiksim mes kitą savaitę, beje bus diena prieš moters dieną, tai turėsim labai įdomią pašnekovę apie moteriškumą ir ne tik, o rytoj Gyva studija kraustosi į naujas patalpas. Sėkmės jums, Giedrė. Bus labai daug visko įdomu ir kitą savaitę susitiksim jau iš naujų patalpų. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki pasimatymo.